Įprasta situacija. Šeštadienio rytas. Žmonės leidžia laiką dideliame prekybos centre. Aplink vaikšto daug žmonių. Daugelis nešasi krepšius, kalbasi su draugais ir šeima. Aplink vyksta gyvenimas. Jaučiama teigiama nuotaika ir judėjimas. Prasideda žemės drebėjimas. Staiga prasideda žemės drebėjimas. Žmonės bėga ir šaukia. Dreba lentynos, prekės krenta ant grindų. Marija turi atsitraukti nuo parduotuvės langų. Ji turėtų likti ant žemės ir prisidengti galvą rankomis. Prasidėjus žemės drebėjimui. Pasitrauk nuo parduotuvės langų. Lik ant žemės ir prisideng galvą rankomis. Po žemės drebėjimo. Kai žemės drebėjimas baigėsi, Marija giliai kvėpuoja. Ji ieško išėjimo. Ji klausosi nurodymų. Marija eina paskui kitus žmones į lauke esančią susitikimo vietą. Ji pasinaudoja telefonu ir susisiekia su patikimu žmogumi, kad praneštų, jog yra saugi ir paklaustų nurodymų. Jei Marija neturi telefono, ji paprašo kažkieno pasinaudoti jų telefonu, kad galėtų pranešti tėvams. Po 10 minučių ji pasiima savo krepšį ir išeina iš namų į saugią vietą. Ji pasirenka atvirą erdvę, aikštę šalia prekybos centro. Aikštėje ji paklausia nurodymų iš gelbėjimo tarnybų darbuotojų, policininko, gaisrininko ar kito žmogaus. Laikykis atokiau nuo parduotuvės langų, lifto, eskalatoriaus ir nuo didelių minių, kur žmonės stumdosi. Po žemės drebėjimo. Giliai įkvėpk. Ieškok išėjimo. Klausykis nurodymų. Sek paskui kitus žmones į lauke esančią susitikimo vietą. Naudokis telefonu ir susisiek su patikimu žmogumi, pranešk, kad esi saugus ir paklausk nurodymų. Jei neturi telefono, paprašyk kito žmogaus leisti pasinaudoti jo telefonu ir pranešti artimiesiems ar draugams. Pasirink atvirą erdvę šalia prekybos centro.